Visiems sveiki atvykę. Ar pasiruošę kelioniai į magijos pasaulį? Nepamirškite, tikėjimas ir yra magija. Raganaičių akademija. Mūsų akademija yra pastatyta ant juostilės. Šį reiškinį pirmą kartą aprašė Alfredas Watkinsas. Juostilės įsivaizduokite kaip vamzdynus transportuojančius magiškąją jėgą. Ši jėga pernešama į Luna Nova bokštą, kur yra kaupiama išminties akmenyje. Vėliau išminties akmenyje sukaupta jėga gali būti... Kur baigiau? Gali būti perdirbta į tą energijos šaltinį, kurį mes naudosime savo magijai. Ako! Tie, kas magiją naudojasi tik dėl savęs, galiausiai bus sunaikinti pačios magijos. Kas pasakys, kieno tai žodžiai? Panelė Cavendish. T.S. Danielis. Burtininkų eudemonika. Gerai. Prieš tinkamą magijos naudojimą, jūs pirmą privalote išmokti istorijos. Ar supratai, panelė Kagari? Taip. Ui, Gelė. Nežliumk, beveik baigiau. Manai padės? Garantuoju. Tikėk mano magiškųjų mikstūrų gale. Ką su mano nosim padarei? Ui, dabar kaip tikra ragana atrodai. Pala, pasinaudoji manimi savo eksperimentui? Viskas gerai, poveikis neilgas, tad nosis per valandėlę pati susitrauks. Taip manau. Nusiramink, visų pirma pati kalta, kad užmiegai pamokoje. Joks sveikas žmogus neatlaikytų klausant tokios nuobodybės. Taip manai, man magijos istorija pakankamai įdomi. Nerūpi man tie senieji laikai. Į tų sembesdų raganų gretas nesitaikau. Aš čia ne tam. Va, Šainė Šarijotė. Noriu būti nuostabi kaip ji. Šainė Šarijotė paminėjai. Jau ilgai negirdėjau iš šio vardo. Diana? Esi girdėjusi apie Šarijotę? Kas gali būti nuostabesnis nei ji? Dieve brangiausias, tu tokia apgailėtina. Drįsai kelti kojas į akademiją po to, kai buvai apžavėta kažkokios klaunės. Ką pasakei? Atmink ateičiai, joks burtininkas nefantazuoja tiek, kiek ji. Tu dar domiesi mažvaikių magiją? Manau, magijos darželyje tau dar trintis derėtų. Įsitikinusi, kad ten rasi į save panašių vaikų. Tuoj pagražinsiu tą tavo pasikėlusi veidelį. Tu ką, žiūrėk, su kokiu pasikėlusiu pati grasini? Rūpinkis savimi. Kągi, geros dienos. Klausykit, tai bus pirmas paskraidimas mokyklos teritorijoje. Pamokos tikslas apsipratinti prieš lotus, tad neįsijauskite. Bet kasmet atsiranda nors vienas lepšis, kuris nesupranta. Pagaliau gausim paskraidyti mokykloje. Džiaugiuosi, nes labai senai teko skraidyti. Na ką, dabar mano eilė. Aha. Gerai, kita.
Nuskridusios ten ir pasiliekat. Eik, dabar tavo eilė. Nestabdyk! Į viršų, į viršų, į viršų, į viršų! Stok, 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 stok! Ako? Ką ji ten daro? Šluota kažkokia kvaila. Klausyk, manęs! Ne, 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 ne. O! Ako! Neužsigavai? Gėda. Ui, kaip skauda. Na ir paskraidėjai ten. Maniau numirsiu. Reikia vaistų? Ačiū, bet ne. Nemaniau, kad tai buvo tavo pirmas kartas ant šluotos. Pasirodėjai tikrai kvailai. Lyg pati to nežinau. Nenusimink dėl to. Mes mokinome skraidyti jau nuo mažos vaikystės. O tu esi ne iš burtininkų šeimos, todėl... Jei nemoki skraidyti, tai taip ir reikėjo sakyti. Bet, nevaldydama šluotos užmerktomis akimis, negaliu net svajoti, kad būsiu tokia kaip šarjotė. Ir vėl tu apie ją. Ako, tau iš tikrųjų jinai taip patinka. Na žinoma, ji graži, nuostabi ir labai ryški asmenybė. Kažkas su jumis negerai. Būdamos raganomis, jei nesigrožite. Šarjotė kerėtojų pasaulyje nėra gerbiama. Jis skleidžia klaidingą mąstymą apie raganas. Jie apsieima visiškai absurdiškais burtais. Ji greičiau ne ragana, o iliuzionistė, sukčiaujanti apsimetelė aktorė. Jos apranga iššaukianti, plus jos užkeikimai kažkokie nevykę. Neužsigavai? Taip daužydama galvą, prarasiu magiškas jėgas. Neužsimiršk, kad tu jų neturi. Liaukis kartuojusi, kad aš netikusi ragana. Palikit mane vieną. Ako, atleisk, jeigu įžeidėm. Mes to tikrai nenorėjom. Ir iš tiesų tau rinktis, kas tau patinka. Nors tai ir apsišaukėlė šarjotė būtų. Baik, Suki, nebesakyk to. Niekas nepriima šarjotės. Jos dėka sužinojau, kaip nuostabu būti ragana. Kaip čia padarius, kad visi suprastų, kas ji tokia. Suki. Šiandien testuosim jūsų įgūdžius. Šis bokštas pastatytas ant senovinio labirinto. Jūsų užduotis nusileisti į labirintą, surasti ten esantį lobį bei pristatyti jį man. Kuo senesnis jūsų surastas lobis, tuo geresnis įvertinimas. Dar šis tas. Labirintuose pilna monstrų, tad žiūrėkite, kur einate. Man tai labai primena prastą ar pagė žaidimą. O kam tie monstrai? Jaudinusi, ar mums labirintas taps labai painus? Pagaliau, štai mano šansas pasirodyti. Jums skiriamos 3 valandėlės. Galite naudotis viskuom, ką išmokote. Nustebinkit savo mokytoją. Pradedam. Greičiau, panelės, greičiau. Palauk. Jei nepaskubėsim, Diana vėl geriau už mus pasirodys. Bet juk tamsu ir pavojinga. Lukterkit. Išlysk, išlysk. Dabar kelias bus aiškesnis. Oi, ką tik visą smagumą sugadinai. Štai kur tu monstrė. Paragauk magijos. Bėgi nuo manęs. Palauk. Ako, kas su tavim? Mums ne monstrus paskirta naikinti. Bevertis pasitaikė. Diana, kodėl mums, na pavyzdžiui, negrįžus atgal? Ji teisi, mes juk jau pririnkom pilną visokių retenybių. Štai, pažiūrėk, Mitrilo paštas, Galvorno peilis ir netgi Silmarilo žiedą. Šie daiktai yra labiausiai paplitę. Niekas net nedrįstų jų vadinti retenybėmis. Bet šio požymio nepavadinčiau saugiu. Manau, kad mes daugiau net laikysime šito. Raganų, štai ko turėtų bijoti. Kaip jūs bijote šitos vietos? Be to, mano magija tobula. Ir neturite ko bijoti. Diana! Kas dabar? Karvė!
Karvė! Karvė! Karvė? Kur tu pabėgai? Nusiramink tu. Ten. Ako, manau, tu labai perdedi. Tik palauk. Susidorosi tik pamačiusi. Ako? Minotauras. Dabar mano šansas. Ginklai. Nuo šiol jūs priklausot man. Kirskis. Ako, tu nesužeista? Šis padaras beprotis. Dabar mano eilė. Suki, turi planą? Ponia Karvė, jūsų dėmesiui. Išsižiokite. Skanaus. Rodos per stipriai užtaisiau. Šlikštu, gal einam iš čia? Galime keliauti dar žemiau. Tu nori leistis dar giliau? Liaukis, per daug pavojinga. Jei jums baisu, jūs esate laisvos. Galite pasilikti su šitomis bukagalvėmis. Iki? Palauk, gal mes irgi kartu? Nepalik mūsų, mes nesu bukagalvėm. Išgelbėjom jas ir net nepadėkojo. Mes taip pat leidžiamės. Ir kaip tai padarysi? Kaip? Nu gal ant šluotų? Aš jos nepasiėmiau. Ką? Kodėl net vienos nepasiėmėt? Vis tiek nemokėtum skraidyti. Nutilk. Turime sekti Dianą. Ir kuom? Mes galime nespėti laiku sugrįžti. Čia stoviniuodamos nepamokysim Dianos. Tikrai manot, kad mums saugu čia trintis? Geležinė mergelė. Legendinis kankinimo įrankis mirė pasiuntęs daugybę raganų. Jie turbūt tyčiojasi, manydami, kad tokiais būdais mane išgazdins. Viduje turi būti tikrai kažkas labai vertingo. Pažiūrėkime, ką slepi savyje. Tiek tikėjausi, o gavau tave? Tai viso labo tik driežas. Ką? Bijojom šito? Veltui kinkas drebinau. Jis ir toliau bando mus bauginti. Paliek man, aš su juo susidorosiu. Kas čia dabar? Nori daugiau? Gal mes ir nuvertinom jį. Pakanka kvailioti. Na va, gal mes tave pradėjom bauginti? Ne, liaukitės kerėti! Oho, čia tiek daug visko. Nepanašu į lobių saugyklą. Šis kambarys pilnas šiukšlių. Greičiau kažkoks sąvartynas. Privalome grįžti, nebeturėsime laiko. Ką darom? Nelabai turime iš ko rinktis. Grėbėm ką nors iš šito sąvartyno ir dingstam. Palaukit, ar tai? Kas dabar čia vyksta? Drakonas? Diana? Kas ten apačioj nutiko? Nieko nenutiko. Kokia tu purvina? Dabar tai jau neberūpestis. Sakyk, kur tas daiktas nuskrido. Kalbė apie drakoną? Štai ten jisai nuskrido.
Merginos, paskolinkit man savo šluotas. Judvi pasiliksite čia. Pasistengsiu tai sutvarkyti. Palauk, pasako, ką pridirbai. Rodosi, šį drakoną aš išlaisvinau. Jaučiu atsakomybę pati tai sutvarkyti. O dabar, geros dienos. Ji turbūt mano esanti pati geriausia. Oi, tiesa. Ako, ką sugalvojai? Jis buvo kažkur čia. Ir ko tu ieškai? Radau. Ir ką taip? Ar jis tikrai vertas mūsų laukimo? Radau neįprastą lobį. Šainės šariotės lazdą. Ką? Kas tai? Kas čia vyksta? O šventieji, kas čia? Oi, ne. Tai mūsų galimybė, šaunam. Ne, stokit. Oi, pavėlavau. Pavojus, evakuojamės. Visi traukitės iš pastato. Jis dar didesnis. Diana. Mokytoja. Įvyko kai kas siaubingo. Pabudo drakonas iš amžino miego. Trumpam bandysiu atkreipti jo dėmesį, o tu padėk evakuoti kitus studentus. Aš. Ir kas po galais pralaužė jo barjerą? Sustok! Stok! Todėl ir sakiau, kad skristum su manimi. Būtų buvę geriau, jei ne šita sena šluota. Mokytoja, radau įspūdingą lobį. Ryškią lazdą. Šainė šariotė naudodavosi ją magijos užkeikimams. Ji turbūt verta 1000 taškų. Tam neturime laiko. 7 žvaigždės? Maniau, jos buvo praradusios savo žibėjimą visiems laikams. Visai užmiršau drakoną. Gerai, Ako, turiu svarbią užduotį tau. Skubėk prie išminties akmens su šia lazda. Išminties akmens? Šis drakonas minta magišką jėgą. Įsitikinusi, kad išminties akmuo yra jo pagrindinis taikinys. Kol aš užsiimsiu su drakonu, privalai užtikrinti išminties akmens saugumą. Diana, tu su manimi. Gerai. Merginos, mums pavyks. Kur tas akmuo yra išvis? Šio bokšto viršuje? Nejau pamokose nieko nesiklausėjai. Koks skirtumas? Šariotė bus su manimi. Nebėra nieko, ko galiu bijoti. O dabar varom! Negerai, jis trūksta laukan. Padėk kitiems evakuotis. Tuojau. Kažkokiu būdu reikia atitraukti jo dėmesį. Nagi, žiūrėk čia. Žiūrėk. Sek paskui mane. Rupus miltai, negaliu ten pati nuskristi. Ako, tu gali. Tik tai užtruktų visą dieną. Privalau atitraukti jį kiek galima toliau. Ei, kur tu? Ar čia viskas dėl to, kad jos jaunesnės? Ako, ką? Jis čia. Nagi, pagreitink. Tiek tos naudos iš mokytojos. Jis beveik mus pasivijo. Gal man pavyks kas? Suki! Ryktai! Ir kaip, patinka? Suki! Jos mikstūros drakoną padarė dar stipresnį. Tai kas atsitiks prarijus jam išminties akmenį? Lotė! Kaip tu? Ji rezonuojasi su akmeniu. Aš jaučiu tekančią magijos jėgą.
Ako! Mokytoja, perduok man lazdą. Tai kad mano rankos užimtos. Už nugaros. Mokytoja. Stop! Aš taip pat galiu ją naudotis? Keičiam planus. Lazda, būk mano šluota. O rimčiau, kodėl nekeičia formos? Šalin nuo manęs! Viskas, aš negaliu to. Nepamirškite, tikėjimas ir yra magija. Ir aš tikiu. Virsk mano švytinčių lankų! Baigta. Aš dar per jauna numirti. Diana. Nereikia man dėkoti. Tokia mano užduotis – evakuoti studentus. Išminties akmuo. Jis vėl surenka drakonų išskirtas magiškas jėgas. Beje, kodėl žinojai, kaip naudotis švytinčią arką? Kodėl? Aš tiesiog girdėjau šariotės balsą. Diana, o iš kur tu žinai apie švytinčią arką? Na, aš, matai, girdėjau apie tai prieš man įstojant į šią akademiją. Manęs neįteikinai. Ar tik nebūsi šariotės fanė? Jokiu būdu nebūsiu tokia. Tai kuriems galams tu raudonuoji? Aš tikrai ne. Klausyk, dar bent žodis apie tai ir aš tave numesiu. Oi, nereikia, prašau. Išversta ir įgarsinta nekomerciniais tikslais bei skirta pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstai lietuvių kalba vertė ir skaitė Maspo. Projektą parengė ir įformino Rekani.